Pasikrapštyti prie šito žvėries. Jisai buvo visiškas lavonas, daug Motomasterio detalių. Eik, tu savo žinokit, kol įspraudžiau aš tą spiruoklę. Tepaliukas jau yra juodas. Noriu šakes nujuodinti. Labas draugai, tai toliau intensyviai dirbame garaže prie motociklų ir kaip ir sakiau, prieisiu prie visų trijų ir šiandien eilė atėjo mano KTM SX 125 krosinukui. Kadangi Supermoto mano pagrindinis motociklas jau gerokai aprinktas ir dabar yra daroma apkatkė, tai galima pasikrapštyti prie šito žvėries. Nedidelis backgroundas apie šitą motociklą, tai aš jį pirkau 2020 metais, jisai buvo visiškas lavonas ir aš jį pirkau su tokia intencija, kad daryti pilną projektą. Tai iš tam motociklui buvo pilnai perrinktas variklis, išardytas, nusmeliuotas ir nudažytas rėmas, perrinkti ir perdažyti ratai. Grafikos ir plasmasės jau buvo pakeistos 2 kartus ir man patinka su juo raidinti motokrose, man patinka mokytis motokroso raidinimo technikų, šokinėti per tramplinus. Deja, Lietuvoje turime didelę problemą iš tikrųjų, kad nėra labai daug šaunių trasų, kur būtų galima važiuoti naujokams. Daug trasų yra labai smėlingų ir sudėtingų. Norėtųsi šiek tiek tokių trasų kaip Amerikoje, kad jos būtų sutvarkytos, kad būtų nedidelių tramplinų, kur būtų galima pasimokyti, peršokti. Bet aš tikiuosi, kad su laiku tokių dalykų atsiras. Tenoje mūsų ir Alių trasą jau keletą metų žada tvarkyti, tai gal reikalai kažkada pasikeis į gerą. O šiam kartui aš jam turiu gavęs fainų detalių. Tai kaip matome, šioje krūvoje yra daug Motomasterio detalių. Kadangi mano stabdžių diskai jau yra labai stipriai nusidėvėję, galinis jau irgi stipriai į pabaigą. Natūralu, kad šitam motociklui nuo 2012 metų tie diskai ko gero ir nebuvo keisti. Tai dabar dėsime tokius lenktyninius stabdžių diskus. Šitas diskas netgi yra šiek tiek didesnis negu standartinis. Standartinis yra 260 mm, šitas yra 270. Taip pat į galą irgi dėsim Flame Designo naują diskelį. Motociklo ir grandinė jau yra labai pavargus nuo motokroso. Tai turime ir ją. Virgis iš Bistanto pasirūpino, užsidėčiau stilingą ir gražią žvaigždę ant šito motociklo. Ir pats bastydamasis per AliExpreso platybės radau porą detalių. Tai noriu uždėti tokius pegus jam. Maniškiai jau labai yra pasidėvėję. Aš juos vieną kartą jau bandžiau taisyti su dilde, bet kojos slysta. Kojos motokrose slysti negali, turi stipriai laikyti motociklą kojomis, prispaudęs keliais. Taip pat AliExprese radau tokį mažą upgrade'ėlį stabdžių pedalui. Aš ant vieno rato važinėdamas su juo pastebėjau, kad ta kojelė irgi galėtų būti daugiau išlindus. Taip pat iš 24 Mix nupirkau ProTaperio juodą vairą ir naujus gripsiukus. Mano vairas irgi nėra niekuom blogas, tiesiog jisai nėra juodas. Tai dėl to jį norėjau pakeisti. Ir aišku, gripsai irgi yra susidėvėję. Na ir galų galiausiai paskui šitam motociklui pakeisim šį kartą vėl plastikus ir dizainą kartu su Riding Stylu. Ir dabar dar ardydamasis pasižiūrėsiu, ar jis daugiau neturi kažkokių problemų. Mačiau, lyg priekinė žvaigždutės tas salnikas šiek tiek leidžia tepalą. Tai susirinksim visas smulkmenas ir šitas motociklas irgi bus paruoštas kitam sezonui ir tikiuosi pavyks daugiau išlėkti kur nors pamotokrosinti. Tai einam dirbti, pradėsiu nuo priekinių stabdžių. Labai noriu įdėti tą naują didelį diską, jis čia labai gražiai, manau, atrodys ir stabdžiai bus puikus. Nors labai excited, reikia išsipakuoti šitą dėžutę. Turim priekinių stabdžių suporto adapterį, racing kalvadėlės ir 270 mm priekinį diską. Tai ratą išėmiau. Dabar turėsim tokį reikalą, kad kadangi dėsis didesnis diskas, priekį turės užsidėti toks adapteris, kuris tvirtinasi prie priekinio suporto. Ir taip pat išimsiu priekinį diską. Kadangi jau ne pirmą kartą šį reikalą darau, tai išsiėmiau originalų tą adapterį ir dabar dėsime šitą naują. Tai šitą varžtą ir tą gumytę reikia perkelti ant jo.
Priekinių stabdžių instaliacija įvyko. Nu, atrodo tikrai labai įspūdingai. Sudėjau ir naujas kaladėlės. Kaip matėte, ir krypiančiasis visas likvimolį tepaliukų sutepiau. Tai turėtų būti viskas super. Aš dar šiek tiek turiu klausimų šitai priekiniai stabdžių pompai. Man jinai kažkaip keistai veikia. Jeigu jinai man toliau įtartinai veiks, pakeisiu ir ją. Ką, mocas atgyvėja, einam prie kitų detalių. Manau, dabar pakeliui galima užsiimti šitais pegais. Šitie AliExpressiniai yra gerokai platesni ir su tais varžtais. Nežinau, ar tie varžtukai ten išsitaškys ar ne, bet reikia pabandyti. Na, kinietis čia gal padarys viską ir neblogai. Gražiai išpjaustyti tie pakojai, yra lengvučiai, su tais varžtukais. Jie taip pat įdeda šitų varžtukų spėrinių, jeigu pamestum. Ir yra naujas spyruoklės. Apkitko Festimixas tokius pakojus užsidėjo ant savo transalpių. Tai mačiau, kad kai kurie varžtai jau yra išskraidę. Tai pasižiūrėsim, kiek mum čia jie laikys. Eik, tu savo žinokit, kol įspraudžiau aš tą spyruoklę. Čia duotos tos didelės spyruoklės ir jau neina rankom suspausti. Tai aš suspaudžiau pirmą su chamutu. Viską šiaip ne taip suspaudžiau kažkaip ir įkišau. Tai man atrodo viskas čia praėjo. Dabar chamutėlį reikia nukirpti ir viskas bus gerai. Nu ir va, ir chamutas išėjo. Ir dabar pegas jau normaliai čia atsistojo. Pražaidžiau kokią valandą turbūt. Pasižiūrėjau keletą YouTube'ės net tutorialų. Tai va tokiu va principu suspaudė tą spyruoklę ir ją sutraukė chamutais. Viskas romantiškai atrodo ir lengva, bet kai įdedi viską į tą spaustuvą, jinai pradeda slysti iš jo. Tada šaudyt visur, tai akinius reikia užsidėti, kad į akinę gautum ir panašiai. Visai fainai jisai čia dabar atrodo. Gripo turim labai daug. Nu tai dabar reikia bandyti eiti kitą pusę. Net nebelabai ir noriu. Antras pakojus irgi įsidėjo. Aišku, šiek tiek lengviau, nes dabar jau žinau, ką daryti. Viskas panašu, kad veikia. Dabar galim pasikeisti šitą pedaliuką. Matot, koks jisai yra mažas. Aš kažkaip fobiškai bijau pamesti galinį stabdį, kai mes pripratę važinėti ant vieno rato. Tai dedam šitą. Šitas daiktas bus gerokai platesnis, va, kaip matot. Va toks labai paprastas modas, bet dabar turim geresnę rankinėlę, bus super. Na, o dabar galima pereiti prie visos galinės dalies. Reikės pakeisti ir žvaigždę, ir stabdžių diską, ir užsidės specialus Motomaster adapteris stabdžių suportui. Taip pat reikės grandinę pakeisti, tai bus reikalų. Ratas nuimtas, kaip ir sakiau, šitas diskelis labai stipriai nusidėvėjęs. Jisai kokių 3 mm jaučiu jau yra praradęs. Na, o dabar dėsim naują, 220 mm. Galą didesnio nededam. Žvaigždė. Pat norėjau pasidžiaugti, kad porą metų šitos ratus nudažiau milteliniu būdu ir jie neapsidaužė, pasidarė šiek tiek matiniai, bet vis tiek laikosi juoda spalva. Taip pat ir ta oranžinė yra dažyta ir atrodo labai gražiai. Galinė žvaigždė buvo irgi instaliuota, tai galinis ratas dabar jau yra sutvarkytas ir naujas diskiukas uždėtas. Galime pereiti prie galinių stabdžių. Dabar gausime iš šito Brembo suporčiuko pasikeisti kaladėlės ir uždėti tokį Motomasterių adapterį. Tai vietoje viso šito laikiklio dabar uždėsim tokį juodą, gražų, gražiai išpjaustytas CNC staklėmis. Jis iš esmės jokio performanso nepriduoda, bet graži detalė ir taip pat yra lengvesnė detalė. Tokie adapteriai dar būna naudojami, kai į galą būna dedamas didesnis diskas. Bet šiuo atveju, kaip ir sakiau, aš galinių stabdžių nedidinu. Motocross'e užtenka tiek, kiek turime standartiškai. Kadangi ratas jau yra uždėtas tvarkingai, perėjau prie kitos bėdelės. Čia mačiau, kad buvo stipriai apibėgę tepalo, čia buvo labai viskas nešvaru ir aš dabar viską išvaliau, bet panašu, kad reikės pakeisti tą salniką. Taip pat šita žvaigždė jau irgi gerokai yra pasivažinėjus, tai gausiu užsisakyti salniką ir jį būtinai pakeisti. Kol kas prie šito motociklo didelių problemų nematau ir nerandu. Aišku, viskas šiek tiek yra užkepę, nes kai važiuoja viskas per žvyrą, visur jo prilenda, kai kurios detalės sunkiai nusiema, atsisuka. Dabar, manau, pereisiu prie šito vairiuko. Kaip ir sakiau, noriu uždėti juodą ir šiam vakarui bus jau gana. Kelinta diena čia iš eilės krapštytis prie motociklų iš tikrųjų nėra lengva, pasivargo, bet labai smagu, kai turi naujų detalių ir viską labai nori instaliuoti. Pereinam prie vairo.
yra senas vairiukas, nebuvo nei linkęs nieko, tiesiog yra gerai panešiotas ir pasidėvėjęs jau. Einam atsinešim pro taperį. Ir dabar dėsim tokį gražuolį. Juodas, gražus. Abu vairiukai yra tokio pat pločio, visiškai identiški. Pro taper vairą kada nors turėti iš tikrųjų buvo gal netgi nuo vaikystės svajonė, kai važiuodavom su motoroleriais ir norėdavom uždėti platų vairą. Tai norėdavai arba rental, arba pro taper. Tai reikia visą tą vietelę dabar apsivalyti, nes ten yra šiek tiek žvyro ir galim dėti naują vairą. Ei, geras, nepatikėsit, kokios legendos čia vairas yra. Pirkdamas net nepastebėjau. Pastrana MX RM Low. Travis, ko gero, su Pro Taperiu buvo paleidęs savo Signature vairų seriją. Tai geras, didelė garbė. Na, naujas vairiukas jau yra instaliuotas ir atrodo iš tikrųjų super, kaip ir norėjau. Susistačiau visas rankinėlės, viską gražiai. Tai prie to juodo vairo ir kitų juodų detalių dar labai norėčiau pabandyti nujuodinti šakes. Gal reikės nusipirkti juodos automobilinės plėvelės ir pabandyti apklijuoti. Nežinau, niekada nebandžiau. Biškį abejoju ar laikys, bet galima pabandyti. Taip, tai priekyje turime naują stabdžių sistemą, turime naujus pakojus. Šitą reikalą dar reikės praspręsti. Nauja žvaigždelė instaliuota, nauja galinių stabdžių sistema, diskas, kaladėlės, adapteris, kojas, stabdžių pakojus. Na ir super, manau progresas neblogas. Dabar reikia nusipirkti tą salniką pasikeisti, tada galima bus uždėti grandinę ir tada galėsim pasibaigti projekčiuką. Hei, grįžtame į garažą ir tęsime darbus prie mano krosinuko motociklo. Iš Vilniaus atsivežiau detalių. Turiu šitą rem komplektuką. Kaip jau žiūrėjome, šitas salnikėlis leidžia tepalą. Ir faktas, kadangi grandinę nuėmiau, labai dabar patogu viską ir pakeisti. Šitam rem komplekte turim tokių dalykų. Stovi o-ringai. Yra tas pagrindinis salnikėlis ir šita įvarytė. Visas šitas užsilinimas iš kelių dalių. Susideda o-ringas, tada užsideda salnikas, tada užsideda ta įvarytė ir ten viskas gražiai užsispaudžia. Taip pat iš Vilniaus parsivežiau juodos automobilinės plėvelės. Noriu šakes nujuodinti, kaip matot pas mane standartiškai čia yra pilkos. Tarp kitko EXE amortizatoriai irgi buvo pilki. Vakar šiek tiek prisėdau ir gavusi visai nieko rezultatas. Dabar šakės irgi yra juodos. Tai padarysim ir šį reikalą krosinukui. Tai dabar einu išsileidinėju greičių dėžės tepalą. Kadangi išimsiu salniką, ten viskas gali pradėti bėgti. Taip pat tą tepalą senai keičiau, tai būtų pats ir laikas. Tepaliukas jau yra juodas, buvo geras laikas jį pasikeisti. Aišku, čia ir ne pernelyg daug telpa, todėl keitimas turėtų būti gan dažnas. Tai dabar tepalas išbėgs ir galim lupti tą salniką lauk. Alright, grandinė buvo uždėta su nauja žvaigždute. Auksinė grandinė šiaip labai gražiai atrodo. Dėjau naują žvaigždę, kaip matėt, susidėjau tos naujus salnikėlius, viskas čia gražiai susidėjo, susisuko. Nauja žvaigždė jokio klebėjimo neturi. Į greičių dėžę supyliau naują tepalą, ten telpa 0,7 litro. Šiaip tai labai fainai mano šitas krosinukas atsigavinėja. Visos tos detalės jį labai smagiai pagyvina. Manau, galim pereiti prie šitų šakių. Atsikirpam tiek, kiek reikia lipduko, bandom wrapint ir pasižiūrėsim, kaip atrodys juodi amortizatoriai.
amortizatorių išklijuoti. Šiaip tai visai nieko, čia viskas gavosi. Aišku, kadangi amortizatoriai yra padaužyti, tai matosi ten visokių duobelių. Bet kažkaip atrodo man viskas čia smagiau. Žiūrėsim, aišku, kaip čia laikysis. Kai motokrose važiuoji, gauni daug smėlio, akmenų į priekį ir panašiai. Gali būti, kad čia ilgai ta plėvelė nesilaikys ir teks ją nuklijuoti. Ei, bet niekada nebandžiau tokio dalyko, tai kodėlgi nepabandyti, jeigu turi juodas plėvelės. Ir dabar motociklas atrodo pikčiau. Tai žinokit, panašu, kad į SX instaliavau visas detalės, kurias turėjau ir kurias norėjau uždėti. Dabar laukia plasmasės ir grafikos, bet jų dar neturiu, jos dar gaminasi, plasmasės irgi keliauja. Tai grįžtu prie savo pagrindinio supermoto motociklo pasitvarkyti, o per šito reikalo grįšiu jau kai turėsiu visus likusius reikalus.